Sveiki gerbėmieji, tai šiandien noriu tiesiog pasikalbėti, kur dingsta mūsų pinigai, tai yra kur žmonės praranda pinigus ir yra dar viena liūdna iš tikrųjų tema, tai yra infliacija ir visi turbūt jau girdite apie ją per žinias kiekvieną kartą, kad ir bankas centrinis kelia tas palūkanas tam, kad sumažintų infliaciją. Kodėl taip yra? Išklausykit, pakalbėsiu apie produktus, kurie produktai jums tikrai net neš jokios naudos. Pakalbėsiu apie tai, kodėl netgi su 8% investicinė grąža ir 5 procentų infliacija jūs turėsit nuostolį, gerai? Tai pradedam. Žiūrėkit. Kas suprantat, kas čia yra? Ne? Gal kažkas esat muzikantai, tai čia gal gražiai ir sugrotumėt, bet dažniausiai taip yra finansuose, kad žmonės mato tokį vaizdą ir jie vis tiek pasiima instrumentą, balalaiką ir kažką bando sugroti, ne? Nu ir melodijos nesigauna, taip? Antra, kaip pavyzdys, kas čia yra, taip? Vėl, mes to negalim suprasti, jeigu nesam gydytojai, bet kardiologas turbūt sakys, jau skambinkit 112 arba sakys, kad su to žmogum viskas gerai, bet jisai yra tam specialistas ir jisai tik pamatė tokią, sakykime, ištrauką, jis jau gali spręsti apie žmogaus sveikatą. O ką mes galim nuspręsti, kai matom, kai mums irgi pristato labai daug skaičių ir su infliacijom, ir su investicijom, ir kiek tie pinigai verti yra, taip? Tai žiūrėkit, viskas yra tiesiog ne visada paprasta, bet tiesiog šis video turėtų jums tiesiog padėti suprasti, koks yra tikrai tas baubas infliacija. Atkreipkite dėmesį, kaip pavyzdys, ne? Jūs paėmiau pavyzdį, investuojat 200 eurų kiekvieną mėnesį. Tai gal padarykim taip, paimkim pirmą kategoriją, kurie visiškai neinvestuoja, bet būna, kad dirba vaikų ten mokslams, jie kaupia tiesiog kažkokioj einamojoj sąskaitoj. Tikrai dar šiai dienai tikrai taip yra. Ir baisu, kad yra didžioji dalis žmonių, turi terminuotus indėlius, girdėjote apie 21 milijardą, iš jų tik tai, praktiškai, kiek ten tų žmonių yra, nepasakysiu, bet 17 milijardų iš to 21 yra tiesiog sąskaituose, o tik 4 milijardai praktiškai yra investuoti tiesiog neinvestuoti, bet atidėti į indėlius su ten 3-4 procentais. Bet atkreipkite dėmesį, jeigu tie žmonės tiesiog taip ir toliau darys, tai jie kaip ir atidės galbūt 12 tūkstančių, čia įmų standartinė infliacija tik tai 3 procentus, tai tų pinigų, matot, jie mažėja pagal perkamąją galią. Atkreipkite dėmesį, kas bus po 20 metų. Galbūt jau tas vaikas eis studijuoti, bus kaip ir tėvai, galbūt sąskaitoj turės 38 tūkstančius, bet pinigų vertė, jeigu bus vidurkis, ką ir siekia Europos Sąjunga, bus tik tai 35 tūkstančiai eurų. Naudos iš to nėra, tai yra tu kaupi, bet eini į nuostolį, taip? Gerai, bet kas įdomiausia, atkreipkite dėmesį. Gerai, tada yra, kad tik kita kategorija žmonių supranta, kad yra infliacija, pinigai nuvertėja, sako, wow, nu tai reikia kažkur investuoti. Ir va tas žodis kažkur mes pakalbėsim apie tos produktus, bet kaip pavyzdys atkreipkite dėmesį. Jie kažkur, kai investuoja, tą vadinamą pasyvų investavimą. Taip, kai tu dedi pinigus, ir kažkas tais pinigais rūpinasi ir kažkas ten bando kažką investuoti, daryti. Gerai, darykim prielaidą, kad tikrai tos 5 procentus uždirbsit. Bet žiūrėkit, kas įvyksta. Kai mes pasyviai investuojam, kai nesidomim investicijom, bet norim daryti taip kaip milijonieriai, ne, investuoti ir uždirbti dar daugiau milijonų, taip? Kas gaunasi? Nu investavot, nu ir kas, bet infliacija 3 procentai pavyzdžiui. Tai iš tų 13 925 eurų po 5 metų yra tik tai 12 tūkstančių eurų. Tai reiškia, jeigu jūs investuojat su 5 procentais ir infliacija yra 3 procentai, tai jūs praktiškai turit tą patį. Suprantat? Vat jūs atidėjot 200 eurų ir galbūt, vat sakykime, po 20 metų, kaip pavyzdys, matot? Su 5 procentais galbūt jau vietoj 48 tūkstančių turėsit 83 tūkstančius, bet pinigais pagal perkamąją galią po 20 metų tai bus tas pats, kas 46 tūkstančiai, o jūs investavot 48. Suprantat? Va ta infliacija numušo jūsų investavimo pelną. Bet dabar turim tokį unikalų dalyką,
kad mes turime infliacijas 10, 20 ir daugiau procentų, taip, ir greičiausiai šis dešimtmetis, tikiuosi, kad jisai išsilygins, bet gali būti, kad vidurkis bus ne 3 procentai, o bus 5 procentai. Ir matot, iš jūsų tos 12 tūkstančių, jeigu jūs investuosit su 5 procentais, standartiškai, uždirbsit 5 procentus ir infliacija bus 5 procentai, jūs turėsit ne 12 tūkstančių, o turėsit tik tai 10 910 eurų. Baisu? Tai dabar atkreipkite dėmesį, kas bus po 20 metų, taip? Jūs galbūt investuosit 48, sukaupsit 83, bet realiai pagal pinigų vertę tai bus tik tai 31 tūkstantis. Paanalizuokit, pagalvokit, tiesiog čia noriu, kad suprastumėt paprastą dalyką. 5 procentai investicijos ir 5 procentai infliacija yra nuostolis. Kodėl taip vyksta, ne? Tai galbūt dar vieną, irgi sakiau, kad yra jau dabar 10 procentų, praeiti metai buvo 20 procentų infliacija. Tai dabar žiūrėkit, yra tokių žmonių, kurie kažką pardavė arba susikaupė 20 tūkstančių, galbūt bijo imti tą būsto paskolą, yra pradinis įnašas, bijo kažką daryti. Ir žiūrėkit, ta baimė ir nieko nedarimas prie ko priveda. Jau šiaip visada skaičiuodam tos 4 procentus vidurkį, taip, nes visada, kaip sakau, kiekvienos šeimos ta infliacija yra skirtinga, nes vieni vienas prekes perka, kiti kitas, dėl to tiksliai infliaciją, jeigu jūs norit nusistatyti, tai turit pildyti šeimos pajamų ir išlaidų tokį biudžeto lentelę. Jeigu jūs jos tokios neturit ar kažkokios programėlės, tai jūs mums parašykit, mes tikrai jums su ja pasidalinsim, jinai tikrai skaičiuoja nuo jūsų, pavyzdžiui, maistui, būstui, komunaliniams, telefonui, internetui, automobilių išleistų pinigų, apskaičiuoja nuo jūsų pajamų, kiek procentais išleidžiat kažkuriai tai sričiai. Taip? Tai būtinai veskit pajamų ir išlaidų žurnalą, nes tą dar įmonės, tą puikiai žinot, nes jeigu įmonė nevestų pajamų ir išlaido balanso, tai kas gautųsi? Įmonė greitai bankrutuotų, taip, nesuvaldytų savo pinigų srautų. Bet grįžtant prie mūsų, taip, kas įvyksta, jeigu 20 tūkstančių, kaip šiandien, mes, pavyzdžiui, su 4 procentais žiūrim. Tai, pavyzdžiui, per 5 metus kas įvyksta? Iš tų 20 tūkstančių belieka 16 tūkstančių. Bet šiandien turim situaciją, kai infliacija yra 10 procentų, taip? Ir su 5 metais, atkreipkite dėmesį, 12 418. Žmogus praras apie 8 tūkstančius, jeigu tie pinigai tiesiog guli sąskaitoj. Dėl to ir sakom, bent atidėkite terminuotus indėlius, nelaikykit pinigų vien tik sąskaitoj. Turiu tokį faktą, kad, pavyzdžiui, tie patys skandinaviški bankai ir šiaip Europoje bankuose, netgi kai žmonės laiko tos pinigus, nesvarbu, kad jie neperdėjo į terminuotą indėlį, bet kol tie pinigai guli jų sąskaitoj, jiems moka vis tiek 2 procentus. Ir baisiausia, kad tie patys bankai, kurie yra Lietuvoje, skandinaviški, jie taip daro savo piliečiams, Švedijai. O Lietuvoje duoda 0. Tai va šitoj vietoj tiesiog sakau, kad dažnai pasisakau, kad ar tikrai tie bankai yra mūsų draugai, ne? Ar tikrai tie bankai, kurie turėtų, sakykime, galbūt daryti win-win, tai yra, kad ir žmogui būtų, ir bankui gerai, bet kol kas taip nėra, ne? Tai tas 20 tūkstančių nuvertėja pagal tai, kokia bus infliacija. Ir čia irgi labai dažnai ir konsultantai finansų taip, labai dažnai rodo tokius gražius skaičius, kad žiūrėkit, investuosit 5 eurus į dieną ir žiūrėkit, vietoj 72 tūkstančių turėsit 472 tūkstančius. Ir čia išvada būtų tokia, kad jeigu jūs investuosit standartiškai, tai yra pasyviai investuosit, tai nenustebkit pagal pinigų vertę, kad tie pinigai bus tie patys kaip ir šiandien. Tai yra, jeigu jūs, pavyzdžiui, investavo tos 72 tūkstančius, ir kas po 40 metų galbūt tie pinigai bus 472, bet kad įsivaizduotumėt, kiek tai yra pinigų, tai yra tas pats, kas šiandien turėtumėt tuos 72 tūkstančius. Ir turbūt tie žmonės natūralu, kurie visiškai net neinvestuoja, tai natūralu, kad tų pinigų bus per pusę turbūt mažiau, ne? Bet jeigu jūs bent investuosit su 8 procentais, bent jau turėsit tuos 72 tūkstančius. Ir, pavyzdžiui, ką mes šiandien galim padaryti su tais 72 tūkstančiais? Taip?
Gali kažkas mašiną nusipirkti, kažkas gali kelionę, dar kažką, bet jūs galit galbūt nusipirkti, pavyzdžiui, išėjote į pensiją, nusipirkti butą ir tą butą išnuomoti už 400-500 eurų, ne? Ir vat, šiandien tokie butai, pavyzdžiui, 1-2 kambarių butą tikrai galima įsigyti už 72 000, žinoma, senos statybos, bet galima, ne? Čia kaip pavyzdys, bet tai yra, nu, va, tas visas darbas, ne, jums atnešė tokią naudą, galbūt tada iš karto neturėtų 72 000, bet po truputį investuodami, va, išėjote į pensiją, bent jau sąskaitoje yra tie 72 000. Bet sakau, bet tai nebus, va, kaip kiti džiugoja, kad bus 472 000, kad čia bus, jau galėsiu prisipirkti 5 butus, ne? Taip nebus. Tvarkoj, važiuojam toliau. Vėl, paprastas pavyzdys, va, irgi parodau tiesiog, kas vyksta su infliacija 5 procentų ir su investicinė grąža 8 procentais. Čia kaip pavyzdį mes paėmėm, kad kažkada už 5 eurus mes galėjom nueiti kokį McDonald'ą ir nusipirkti galbūt, va, 3 hamburgerius, taip? Ką šiandien mes galim? Greičiausiai šiandien mes galim vieną gerą, nu, sakykim, tą Hesburgerį, va, ar hamburgerį nusipirkti, ne? Šiandien tik vieną. Vietoj 3, vieną, taip? O taip veikia infliacija. Ir vat, po daug metų galbūt mes jau, sakykime, už tos 5 eurus tik tai pusę, žinai, nusipirksim to hamburgerio. Taip? Tai va čia tik tai vėl pavyzdys. Jeigu jūs uždirbat 8 procentus, kaip ir atrodo sąskaitoje yra 15 000, jūs investavo 12 000, bet realiai jūs matot prie 5 procentų infliacijos vos išsaugot savo pinigus. Vos išsaugot savo pinigus. Taip? Kas bus po 20 metų? Iš 48 000. Wow, suma didelė 118 000, bet realiai yra tik tai 44 705 pagal perkamąją galią. Tai praškai net nėra tiek, kiek mes investavom. Nu, žinoma, čia tai yra tokia pastovi 5 procentų infliacija, galbūt ten bus mažiau, daugiau, žinoma, niekas to nuspėti negali, bet aš tik tai noriu pasakyti, kad jūs tiesiog tą supratimą turėtumėt, kad jūs galite iš investicijų turėti daug, bet jeigu infliacija irgi yra aukšta, jos suvalgo mūsų santaupas ir suvalgo mūsų investicijas. Taip? Dabar noriu pagrįsti, kodėl tie 8 procentai, kodėl iš investicijų šiandien privalot gauti 8 procentus. Ir tikrai žmonių yra daug ir finansų konsultantų, kurie nesuvokia šito dalyko. Kodėl infliacija yra, nu, tikrai blogai ir kai jūs investuojat, turit atsirinkti investavimo įrankius irgi pagal, sakykime, to laikotarpio infliaciją. Mes jau, pavyzdžiui, žinojom po COVID, kai pradėjo spausdinti pinigus, mes žinojom, kad bus tos infliacijos 10-20 procentų, kad bus po 2-3 metų taip, tai dėl to mes jau žinojom, kur greitai perskirstyti savo investicijas, kad ir uždirbtumėm ten virš 20 procentų, taip? Tai viskas gerai, bet yra daug žmonių, kurie daro tą pasyviai, po truputį investuoja, nesupranta tų dalykų, nesupranta, kad 8 ir 5 lygų yra minus, taip, investicinė grąža, dėl to jie praranda pinigus. Ir atkreipkite dėmesį, kodėl noriu pagrįsti, kodėl tie 8 procentai. Labai daug girdit irgi apie tai, kad labai dažnai čia plakami yra tie pensiniai fondai, kad jie neuždirba, kad sodra daugiau uždirba žmonėms pensiją. Taip, tai čia tiesiog noriu, kad pasižiūrėtumėt kiekvienais metais, kaip augo mūsų minimali alga. Taip, tada irgi paėmėm kaip vieną iš indeksų, tokių kaip auksą. Taip, kas buvo labai įdomu, kad 2005 metais aš galėjau už minimalią algą, galėjau nusipirkti 15 gramų aukso. Ta patį aš galiu ir šiandien padaryti, va, už 840 eurų minimalią algą, aš galiu irgi nusipirkti 15 gramų aukso. Taip? Pensijos, taip irgi atkreipkite dėmesį, irgi augo praktiškai nuo 50 iki 246, tai yra 5 kartus paaugo. Ir mes turime tokias išvadas, kad auksas brango kiekvienais metais 8,5, bazinė minimali pensija, bazinė, vat kur rodžiau, ne? Inaugo irgi 8 procentais, taip, tai reiškia vietoj 1 euro dabar žmonės gauna 4 eurus, grubiai 5 eurus, čia irgi vietoj 1 euro gauna 5 eurus. Minimali alga taip pat va, beveik 9, 8,89, reiškia kiekvienais metais mūsų minimali alga 9 beveik procentais. Bet tai čia nėra kažkoks, nu, čia reiškia pragyvenimo lygis taip auga, reiškia maistas, komunaliniai mokesčiai, taip, irgi auga taip, nes minimali alga yra tam, kad
turėtumėm iš ko išgyventi, taip, tai čia yra minimaliai, mes tiek turim uždirbti, kad Lietuvoje būtų galima išgyventi, taip, bet čia yra vienam žmogui, o kur yra 2 vaikai arba 3 vaikai, kaip žmonės išgyvena gaudami 2 minimalias algas, neįsivaizduoju, bet taip jau yra, ne? Tai va, atkreipkite dėmesį, kad yra va šitie skaičiai, dėl to, kurie visi pyksta, ginčijasi dėl tų pensinių fondų, labai dažnai žino tos skaičius ir dėl to turi argumentus, taip, nes pensiniai fondai, pavyzdžiui, galim suskirstyti pensinius fondus iki 19 metų ir po 19 metų, taip, tai dėl to ir buvo daug triukšmo, kad iki 19 metų, kad pragyvenimo lygis auga 8% ir daugiau, o pensiniai fondai tik tai po 4% uždirba, taip, kažkurie pavyko uždirbti nuo 2008 metų 6,47, taip. Nuo 19 iki 22 metų irgi, bet turiu šviežią lentelę. Lietuvos banke gali tą visą informaciją rasti, bet atkreipkite dėmesį, irgi jūsų pensiniai fondai, ne, kur aš kalbėjau. Tai ką darom su pinigais, kad išsaugotumėm pinigus. Atkreipkite dėmesį, kas esat gimę nuo 1996 iki 2002 metų, tai jūsų fondai uždirba panašiai 6,25. Bet čia yra tik tai viena kompanija, matot, uždirba. Šalia, pavyzdžiui, atkreipkite dėmesį, kompanija uždirba tik 2,7. Matot, koks skirtumas? 2 mažiau. Tai įsivaizduoti, jeigu įmoka yra ta pati žmonių, kiek tas žmogus sukaups toj kompanijoje ir kiek tas žmogus sukaups toj. Tai yra raudonai pažymėjom, kur blogai dirba kompanijos, o žaliai, kur dirba, viena geriausia, viena blogiausia pažymėjom, ne? Ir man irgi kyla klausimų, kodėl kartais, kai mes žiūrim, pavyzdžiui, Luminorą, dažnai jisai būna tarp lyderių, bet kai pasižiūrim Lietuvos banke į RRR tą realią grąžą, nors visų mokesčiai atrodo tie patys, 0,5, ne valdymo mokestis, bet yra dar toks paslėptas mokestis, tai yra trečiųjų šalių, tai yra jie investuoja į fondus ir tie fondai dar ima mokesčius. Ir jau ten kokie yra mokesčiai, galim dabar pažiūrėti per šitą RRR, taip, kad, pavyzdžiui, Luminoro turbūt, sakykime, tie fondai yra patys brangiausi. Jie gal ir ima tą valdymo mokestį 0,5, kas yra labai mažai, taip? Vieni mažiausių mokesčių, bet klaustukas, reikia aiškintis dabar, ne? Ir klausimas, kokie yra trečiųjų šalių tie mokesčiai, taip? Kas dar, irgi, kas esat, irgi 75, 81, viskas gerai, žiūrėkit, visi fondai, kaip ir gražiai dirba 6%, žinoma, yra tokių fondų, kurie, labai gaila iš tikrųjų, bet Luminoras tai šis varo per pus mažiau uždirba negu praktiškai kitos kompanijos. Dar baisiau yra tie vyresnio amžiaus žmonės, nes turbūt daug girdit, kad daug skundžiasi žmonės, kad sukaupė 10 000, gauna tik 37 eurus į mėnesį. Ir dar maža to, kad ir infliacija buvo didelė. Įsivaizduokit, jų fondai irgi dar nuvažiavo, jokių 6% nėra. Yra praktiškai minusai visur, ne? Tai čia jau mes žaliai pažymėjom, kur mažiausias minusas, tai yra, sakykime, 128, bet vėl žiūrėkit Luminoras. Visur vėl Luminoras dirba blogai. Tai verta pakalbėti su savo, jeigu jūs esat pensijų fondą, turit Luminorę, galbūt eikit, už tai jūs mokat pinigus, tas administracinius mokesčius, kad eitumėt ir klaustumėte, ne? Lietuvos banke galite pasižiūrėti ir klaustumėt, kodėl pas jūs tokie rezultatai. Ir vėl bus daug triukšmo dėl tų pensinių fondų, nes vėl bus rezultatai tokie, ne, vienų kompanijų. Vienų kompanijų bus 6, kitų bus 2. Ir vėl bus labai daug triukšmo ir vėl visi piksimės, kad tų pensinių fondų iš vis nereikia, nes daro didelės nesąmonės. Kaip gali būti viena kompanija gali uždirbti 6, gerai, 4 uždirbti, gerai, ten 4,17, bet ką reikia daryti taip blogai, kad uždirbti 2,6, kad taip skirtus nuo visų kompanijų. Tai čia jūsų sprendimai. Kur jūs investuojat pinigus? Kiti net nežino, kur investuojat. Aš dabar pasakoju, jūs kaip ir sakot, galbūt suabejojat, o gal jūsų pensinis fondas yra Luminore, taip? Tai verta tiesiog nieko nenutraukinėti, kol jūs nepasikalbėjot, jeigu reikia su keliom kompanijom. Ir tik tada jau nuspręstumėt, kurią kompaniją rinktis. Gal Luminoras jums įtikins, kad čia yra viskas gerai. Galbūt. Tik nenustebkit, kad čia nėra GO indekso, nes GO indeksas dar ne metus dirba, dėl to ir RRR negali išvesti. Tai dėl to jau, manau, kitais metais bus ir GO indeksas. Tai yra nauja kompanija, kaip kažkada buvo Invalda. Ir Invalda visai, matot, neblogai dirba, vieni iš geriausių rezultatų. Klausimas, ar GO indeksas aplenks Invaldą. Okay? Taip,
tai apie pensinius fondus pakalbėjom. Ten yra daug triukšmo, mes galbūt daug diskutuojam ir spaudoje, ir televizijoje, ir ginčiamės, bet iš to gimsta kažkoks rezultatas, ne? Kad, matot, jau fondai bent jau uždirba jau 6%, kad ir dabar krizė yra. Mokesčius tikrai yra 0,5 vietoj kažkada buvusių 2, netgi prisimenu, buvo ir kažkas taikė ir 8 ir 10%, kai tik tie pensiniai fondai atsirado. Buvo pseudo pensiniai fondai, dabar kažkas taisosi ir duok dievė, kad jie tikrai kažką stengtus padaryti, kad tikrai tiem žmonėms uždirbtų tos, sakykime, pinigus. Bet skirtingai nuo pensinių fondų apie gyvybės draudimus niekas nešneka. Jeigu tik kažkas ir pradeda šnekėti, Lietuvos bankas juos greitai kažkaip užčiaupia, ne? Kodėl taip yra? Ir ten daug žmonės praranda pinigų. Tai mes matot, pensiniuose fonduose ginčiamės, kodėl 1, kodėl 2% mokesčiai, ne? Ir padarėm 0,5. 0,5 pensiniuose fonduose yra tokie mokesčiai. Taip, ir matyt kokie rezultatai. 6%. 6,5, ne, aukščiausias procentas. O žiūrėkit, gyvybės draudimuose yra nuo 40 iki 75% mokesčiai už pirmus, ten, pavyzdžiui, 3 metus, ne? Čia kiekvienoje skirtingoje kompanijoje skirtingi mokesčiai, bet yra, sakykime, nuo 40, nuo 60, nuo 70. Ir plus dar, žiūrėkit, yra rizikos mokesčiai, administraciniai mokesčiai, investavimo mokesčiai. Labai daug mokesčių. Toks yra padarytas visiškas hybridas. Nežinau, ar esat matę tokią lentelę, bet Lietuvos bankas kažkada buvo padaręs tokią išvadą, bet niekas jos kažkaip neberodo. Bet taip, jinai yra 2014 metais daryta. Bet atkreipkite dėmesį, netgi Lietuvos bankas viešai skelbia, kad visi tie, sakykime, kolektyvinio investavimo subjektai, pensiniai fondai, investicinis gyvybės draudimas, jie mato, maksimum, jau nelieskim to kolektyvinio investavimo, bet žiūrėkim, pensiniai fondai, gyvybės draudimai, jie uždirba tik tai 3%. Tai natūralu, nes tokie dideli mokesčiai, taip, natūralu, kad jie ir gali, per 30 metų uždirba tik 3%. Ir aiškinkime toliau, ką dar daro Lietuvos bankas, ne? Labai gerą darbą Lietuvos bankas padarė, išanalizavo, tai kiek tos visos gyvybės draudimo kompanijos moka mokesčių, kodėl ten yra blogi rezultatai. Ir atkreipkite dėmesį. Čia buvo paimtas pavyzdys, kad 30 metų 30 tūkstančių, reiškia, žmogus pasirašė gyvybės draudimą, pasirinko draudimo rizikas ir moka 1000 eurų į mėnesį. Atsiprašau, per metus. 1000 per metus per 30 metų 30 tūkstančių, ne? Toks pavyzdys. Ir čia yra be draudimų. Tai yra, jeigu būna, kad gyvybės draudime, kai kurie žmonės, ypač prisimenu, 19 metais buvo pensijų reforma, tai labai daug žmonių ne į antrą pakopą ėjo, bet juos įkalbėdavo, kad pasirašyti trečią pakopą, bus va šitaip, super gerai, ne? Ir kas įvyksta? Įsivaizduokit, nuo 30 tūkstančių kompanijos pasiima 12, 15, 19, beveik 20 tūkstančių, 17 tūkstančių. Viską tą galite žiūrėti Lietuvos banke. Ir jūs galite pasimti savo gyvybės draudimo sutartis, pasižiūrėkit pagal savo kompanijas. Pavyzdžiui, pas ką yra mažos rizikos, čia kurie investicinį gyvybės draudimą turite, ne? Atkreipkite dėmesį, ne? Pavyzdžiui, Kompensa 11 tūkstančių, PZTU 11 tūkstančių, čia mokesčiai už 30 metų. Tada Alijansas, Kompensa vėl, jeigu vidutinės investavimo rizikos, tai vėl Kompensa didžiausi mokesčiai 15 tūkstančių, Alijansas beveik 13 tūkstančių, taip? Jeigu aukštos rizikos investicijos, aš nežinau, ką jūs pasirinkote, ne? Tai Ergo sugeba paimti netgi 20 tūkstančių eurų. 19 974. Tai kaip jūs tikitės uždirbti, jeigu 30 tūkstančių yra įmoka ir jie pasims 19 974. Čia jie pasims tik mokesčių už administravimą, už savo blogą darbą, taip? Tai va šitoj vietoje galite pasianalizuoti, gerai? Čia irgi padariau su draudimais, tai čia tik tai irgi draudimai buvo paimti vienodai, jūs pagal savo draudimo kompaniją galite tiesiog tik tai pasižiūrėti, jūs galite pasižiūrėti, kodėl vienos draudimo kompanijos paima 4 tūkstančius, kitos 5600 ir taip toliau, ne? Tai va jūs galite tą lentelę pasianalizuoti, taip? Ir šičia sakau grafikas, jeigu per mažai informacijos, nueikite į Lietuvos bankas, rasite tas pačias lenteles, ne? Ir pamatysit, vienas ima 20 tūkstančių, kitos sugeba paimti 8 tūkstančių nepaima per 30 metų.
Tai klausimas, kur jūs investuojat, kur norit investuoti. Ar ta, kur kompanija paima 20 000, ar kur paima dvigubai mažiau, tai dar mažiau. Taip? Dar yra toks irgi blogis, tikrai blogis, ir tą, kai aš aiškinu žmonėms, kad žiūrėkit, kur investuojat, žiūrėkit, kokia yra šiandien infliacija. Ir kad instrumentą investavimo turit būtinai pasirinkti tokį, kuris atitiktų šiandien dienos infliaciją. Kaip jūs įsivaizduojat, jeigu jums garantuotų palūkanų gyvybės draudimas duoda 0,9 procentus. Ir jūs taip kaupiat vaikų mokslams. Ar savo pensijai? 0,9. Tai terminuoti indėliai duoda 4 procentus. Tai atidėkit geriau tos pinigus į terminuotus indėlius. Bet kas yra blogiausia, kaip yra, pavyzdžiui, žiaurus žodis, ne? Pavagiami pinigai. Ne? Aš suprantu, kad profesionalai vagis visada turi kažkokį profesionalų paaiškinimą, kaip jie tos pinigus pasiima. Viskas tvarkoja, bet tiesiog pasiskaičiuokime, ne? Čia yra ataskaita. Taip, čia yra, pavyzdžiui, kompensos kompanijos, mes paėmėm ataskaitą garantuotų palūkanų ir atkreipkite dėmesį. Žiūrėkit, tiesiog matematinės, nežinau, 3 klasės žinios, ne? Yra 6100. Čia tiek žmogus sumokėjo per visą periodą. Ten buvo 5 metai keli mėnesiai, taip? Išperkamoji suma, jeigu žmogus norėtų atsiimti tuos pinigus, būtų 3990, grubiai paimkim, 4000. Viskas tvarkoj, kompanija dirbo, žmogų apdraudė, už tą administravimą sutarties pasiėmė mokesčius, jie ten dideli, maži, viskas tvarkoj. Bet jie pasiėmė va tuos 116. Mes kai pradėjome analizuoti klausimus, 6000 sumokėjo, išperkamoji suma tiek. Reiškia, žmogus gali pasiimti 2108. Viskas gerai. Atsiprašau, nepasiimti, čia yra nuostolis. Ne? Klaustukas, kur tie pinigai? Taip, nes iš 6100 gali pasiimti tiek. Reiškia, kažkur dar išsileidom 2100 per 5 metus. Žiūrim toliau. Aha, yra administraciniai mokesčiai. Taip, viskas gerai su mokesčiais 643 eurai. Klausimas. Žmogui atiduoda tos 3990 eurus. Kur 1464 eurai? Mes nerandam nei šitoje ataskaitoje, nei čia kažkur tais. Tiesiog kažkur dingo 1464 eurai. Ir net ataskaitose nieko nėra. Ir apie tai nieko nerašo, taip? Suprantu, kad jie pasakys, kad čia rizikos, kažkokie kaštai, dar kažką. Ok, bet ar jeigu jums, draudimo kompanija, arba jūs matytume tokius dalykus, ar tikrai galbūt rinktumėtės tokį, sakykime, kaupimo galbūt produktą, jeigu suprastumėt, kad vietoj 6000 pasiimat 4 ir negali kompanija paaiškinti, o kur yra tas 1464, kodėl jiems atitenka? Kodėl ne žmogui? Tai žmogus sumokėjo, viskas tvarko, jie už darbą savo pasiėmė tos 643 eurus. Bet klausimas, kodėl jie pasiėmė 1404. Įsivaizduojat, tokie absurdai. Tai va, čia yra garantuotų. Mano nuomonė, kad yra visiškai tos produktus reikia kažkaip juos perdaryti, nežinau, juos reikia uždrausti. Nes matot, infliacija didelė, investicinė, jie garantuoja tau 0,9 procentus. Absurdas, ne? Kai aš jums sakau, kad su 8 procentais investicinė grąža, geriausiu atveju jūs pasieksit 0 pagal perkamąją galią, taip? O čia su 0,9, matot, kaip žmonės nuskursta. Kodėl taip yra? Vėl yra manipuliaciniai žaidimai ir atkreipkite dėmesį. Tikrai nebejoju, kai rašėtės gyvybės draudimą, labai dažnai darėtės gyvybės draudimą, nes jums aiškino, kad žiūrėkit, kaip fainai, jūs mokėsit 200 eurų, susigrąžinsit 10 000 eurų. Pasaka, taip? 10 000 eurų. Tai žmogui, wow, man valstybė sumokės 10 000 eurų. Bet žmonės praranda tokį dalyką, kad gyvybės draudimai, sakau, nežinau, daug mane kritikuojat, gyvybės draudimo konsultantai, jūs bent profesionaliau elkitės. Jūs atsiųskit bent jau tokius draudimo ataskaitas, jeigu žinot, kas tai yra, kur tikrai žmonės uždirba iš tų pinigų. Nes mes nerandam tokių ataskaitų. Būna kartais, kad jau žmonės sukaupia tiek, kiek įdėjo, bet kai pridedi infliaciją, tai viskas kaip į klozetą.
Dėl to prašau, jeigu ir norėsit kritikuoti, kritikuokit profesionaliai, bet būkit geri, įdėkit, padarykit video, dar kažką, jeigu aš čia klystu, įdėkit, parodykit, kaip garantuotų palūkanas padarė šeimą laimingą, ne, kur susikaupė pinigai. Arba investicinį gyvybės draudimą parodykit, kuriame yra daugiau pinigų, negu žmogus įdėjo. Taip? Tai va šitoj vietoje edukuojam tam irgi, kad vieną dieną galbūt gyvybės draudimo kompanijos susimažintų savo apetitą. Ir va čia noriu užbaigti temą, kad pavyzdžiui dėl tų 10 000 žmonės pasirašinėja tos blogus gyvybės draudimus, kai gali pavyzdžiui gauti 5%. Kad ir paimkime, tą trečią pensijų pakopą. Ten gausit 5%, jeigu nori tos mokesčių lengvatos, tai prašau. Tai ar pavyzdžiui gauti 120 000 ir 10, 130 000, netgi ir net trečia pensijų pakopa. Jūs gaukit 5%, bet tai bus daugiau negu, sakykime, iš gyvybės draudimo, kur yra, sakykime, 3% investicinė grąža ir yra, sakykime, GPM 10. Bet dauguma žmonių, matot, 8%, tai pinigų suma yra ta pati. Tai ar jūs norit uždirbti 87 000, ar jūs norit uždirbti 200 000? Užduokit savo klausimą, gerai? Tai pasianalizuosit šitas lenteles, važiuojam toliau. Žiūrėkit, aš visada paprastai, kad būtų aišku, jeigu jūs nesat investuotojas, jūs jeigu neskaitot apie investavimą knygų, nelankot tų seminarų apie investavimus, neturit savo mokytojų, kurie jūs moko, prižiūri jūsų investicijas, neinvestuokit. Gerai? Jūs geriau investuokit į save, investuokit į savo vaikus, tai yra, išleiskit geriau vaikus į, sakykime, šitos būrelius vasarą, buvo vasara, ne? Tai įsivaizduokit, jūs gaunat ten po 82 ar 3 eurus, tai grubiai 1000 eurų jūs gaunat už vaiką pinigus. O jūs atiduodat viską į šitas gyvybės draudimo kompanijos, kurios, sakykime, jūs daro, tos pinigus pačios pasiima. Ir jūs iš to naudos labai mažai turėsit. Dėl to geriau jau investuokit į lavinimą savo vaikų, geriau investuokit į savo karjerą, į savo kvalifikacijos kelimą, nes daugiausiai visada uždirbsit iš savo darbo. Taip? Ar verslą sukursit, ar kažkur karjerai pakelsit. Taip? Juk labai paprasta, jeigu uždirbat 2000, jeigu jau tikrai dirbat 5 ar daugiau metų, natūralu esat geras specialistas, tai nueinat į kitą darbą, kuriame uždirbsit 3000. Viskas. Ir jūs pasikėlėt savo, ne? Tik dėl to, kad galbūt palankėt kažkokius kvalifikacinius kursus, arba kažkokios praktikos kažkur įgijota, ne? Va čia, investuoti reikia tik atliekamus pinigus. Taip, kur jūs jau turite tiek pinigų daug, kad pinigai guli sąskaitoje ir nėra ką su jais daryti. Va, tada tos pinigus jau atidedat, gerai? Tai čia tų strategijų yra daug, bet tiesiog kaip pavyzdį, tiesiog noriu akcentuoti, kad yra tikrai, neslėpsiu, yra viena kompanija, pavyzdžiui, kuri, tai yra Swedbankas, kuris atsisakė visų tų didelių antkainių ir, pavyzdžiui, įsivaizduokit, jūs už 10 eurų galite apsidrausti 53 000 eurų. Galit nueiti į Swedbanką, tiesiog kokią norit sumą pasirinkit ir pamatysit. Ir čia labai aišku, kaip mašinos draudimas. Apsidraudėt, viskas. Ir žinot, kiek reikia susimokėti už savo draudimą. Labai aišku. Norit susigrąžinti mokesčių lengvatą? Eikit į trečią pensijų pakopą. Ten labai laisvai. Turit pinigų, įnešat, neturit pinigų, neįnešat. Praškai, jeigu jūs esat vienas žmogus, tai iki 1500 įnešat, atsiimat 300 eurų, tai praškai iš 300 eurų pasidengsit šitą draudimą iš tos lengvatos, o jeigu esat dviese santuokoj, tai jūs jau galit, pavyzdžiui, investuoti į trečią pakopą 3000 ir jau susigrąžinti 600 eurų. Taip? Ir jeigu ten drausitės visa šeima ar kažkaip, jums tų pinigų užteks, o kaip pavyzdys, užteks tų pinigų apsidrausti iš mokesčių lengvatos, bet tie pinigai jūsų tikrai investuosis. Bet čia labai aišku, atėjau, pavyzdžiui, yra labai gerai irgi Invaldoj. Užėkit Invalda, gyvybės draudimas, yra rizikiniai draudimai, įvedat sumą, taip, jeigu žinot, kokią norit sumą, kokias nuo traumas, kokias kritinės ligas, jums išmeta kainą, viskas. Spaudžiat, kad noriu konsultanto ir kad užtvirtintumėt šitą draudimą, užduodat klausimus kažkokius, jeigu turit, ir pasidaro draudimą, viskas. Ir visi jūsų mokesčiai, taip. Tai va šitoj vietoj, kaip jūs elgiatės su pinigais ir bandau paaiškinti, kur dingsta jūsų tie pinigai. Taip, kad dažniausiai vienas tai, kur mes negalim kontroliuoti infliaciją, bet antras, kur mes tos pinigus patys kam atiduodam. Taip, ir dėl to gaunasi tokie neprotingi dalykai. Taip, terminuoti indėliai šiandien
Tai va, kaip sakiau, galite apsidrausti, draudimas tikrai gyvybės yra būtinas žmonėms, kurie turi būsto kreditus, ane, arba kitus kreditus, kurie turi verslus, kurie turi mažamečius vaikus, tikrai draudimas yra reikalingas. Bet tik tuo atveju, jeigu jūs neturit kito turto, jeigu jūs turit butą, kurį nuomojat, galbūt, ane, jis neįkeistas bankui, tai čia ir yra jūsų gyvybės draudimas, gal iš vis nereikia to gyvybės draudimo. Jeigu turit santaupų, tai irgi nereikia jokių traumų. Jūs santaupas turit tam 6, pavyzdžiui, mėnesių, kad jeigu kažkas atsitiko, tai jūs naudoja tos pinigus, taip, o neišlaidauja darant draudimų. Tai va šitoje vietoje atkreipkite dėmesį į terminuotus indėlius. Va, užeikite indėliai.lt, prašau, yra 4,3 procentai. Viskas. 100% garantija iki 100 000 eurų, visi pinigai apdrausti. Jeigu nesat profesionalus investuotojai, abejojat, okei. Bent atidėkit už 4 procentus savo terminuotus indėlius. Kas labiau investuojat, taip, analizuojat, skaičiuojat. Čia tiesiog tik tai pasidalinau, va tokią lentelę, kurią padarė mūsų kolegė Jurgita, tiesiog nuo 2001 metų, kad jūs matytumėt, kaip vystėsi istorija. Ir man irgi truputį baisu, kai aš matau, kad Dow Jones arba S&P 500 pasauliniai fondai uždirba po 6-7 procentus, o infliacija yra šiandien 10, nu imkim vidurkį, kad bus galbūt 5, tai įsivaizduojat, visos investicijos bus nuostolingos. Kas vat pasyviai investuos? Taip, auksas sidabras dažniausiai per krizę šoka į viršų, tai dažniausiai taip ir yra, dėl to galbūt investicinė grąža šiam momentui yra apie 10%. Bet irgi prašau pasianalizuokit, tikrai visur galite rasti tokią informaciją, gerai, kur investuoti. Pati geriausia investicija yra į save, į vaikus ir jeigu sukursit verslą, tai bus iš vis idealu. Taip. Tai va, gerbėjai, ačiū labai, kad išklausėt. Jeigu turit daug klausimų ar kažko, visada parašykit, užduokit klausimus. Jeigu reikia kažkam pagalbos, esam tam, kad jums padėtumėm išsiaiškinti, kokios yra jūsų blogos sutartys ir kokios yra geros sutartys. Tai dar kartą ačiū ir sėkmingų investicijų. Ir nepraraskit pinigų. Iki.